gali sprogti variklis. Tai veiksmas vyksta pirmą nakties, dedam motoriuką, viskas bus gerai. Nu jau 3 nakties, viskas, darbus šiandien stabdom, kiek pasidarėm, tiek pasidarėm, jauriai pavargę, bet ką darysim. Nu ką, jau po 3:10 važiuojam, 4 valandėlės numiksim, nuotaikos blogos, pavargę, bet muzika gera. Nu nieka, laikomės kažkaip. Matomai problemą radom, kad purkštuko kepurėlė yra atsikabinusi, atitrūkusi ir galėjo blogai dozuoti kurą ir galėjo nutikti visą tą. Nu ką, liko paskutinę pusę valandos iki ratų geometrijos, o dar yra darbų ant 2 valandų, ne? Ką? Bet ant 1,5, tai kažkaip bandom spėti ir vakare dar į Klaipėdą ant raliuko. Toks atrodo, kaip sutrauktų, daužytų, kaip panusas. Atvažiavom į Klaipėdą, sukti ant stendo ir buvom pasikeitę vieną purkštuką kuro ir sakė nejuokaut, o dėti visus 6 naujus, nes vienas kuro purkštukas gali skirtingai dozuoti ir gali sprogti variklis. Tai viską jam Andrius laukan, jis visus dar likusius 5 naujus purkštukus. Tai gerai, kad iš PCP inžinieringai įsidėjom visą komplektą. Taip išvažiavom, pamiegoja 3 valandas, gal 3,5. Kažkas pramiegoja, Andrius pramiegoja, ne? Vieni pramiegoja, kiti nedamiegoja, bet mes pakeliui į Estiją.